Labas, aš esu Neringa, kalbų suaugusiems mokytoja, autentiškų mokymų autorė ir didelė kalbų entuziastė. Ar jums kada buvo taip, kad pokalbio viduryje protas staiga nustoja veikęs? Pavadinkime tai tuščios galvos sindromu. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad taip nutinka visiems, tai yra normalu. Bet svarbesnis klausimas, ko gero, būtų, ką su tuo daryti. Viena labiausiai stulbinamų mokslo šakų yra neuromokslai. Man tai yra nepaprastai įdomi tema. Joje randu įvairių atsakymų į klausimus, kaip spartinti mokymosi procesą, kaip efektyvinti įsiminimą, žodyno plitimą ir taip toliau. Anot neuromokslininkų, mūsų smegenų veiklą labai stipriai įtakoja neigiamos emocijos. Kągi tada daryti? Pasirodo, pirmiausia, būtų gerai įsivardyti emocijas, ką aš dabar jaučiu. Pavyzdžiui, dabar aš jaučiu baimę arba tikriausiai man dabar gėda. Tai kasgi nutinka ir kame čia magija? Pasirodo, emocijos įvardymas slopina stresą. Kai įvardyjame, ką jaučiame, mes vėl pamažu grįžtame į normalią mąstymo eigą ir galime vėl tęsti pokalbį. Jei jau įvardinote, ką jaučiate, prisiminkite, kur esate, su kuo bendraujate, apie ką kalbate. Galite pasakyti kažką panašaus į tai. Excuse me, I think I blanked out for a moment. Where were we? Juk prieš jūs esantis žmogus yra žmogus. Jis supranta, kaip jūs jaučiatės, jis tikriausiai yra buvęs tokiose situacijose ir norėčiau pastebėti, kad niekas neteisia jūsų taip stipriai, kaip jūs patys. Šią frazę verta išmokti. Taigi, pakartokime. Excuse me, I think I blanked out for a moment. Where were we? Na, tikiuosi kitą kartą atsidūrę panašioje situacijoje, jau žinosite, ką daryti. O jeigu norite jai pasiruošti iš anksto, dar geriau, mielai padėsiu.